Stato užtvarą Sabonis, Edas Kota meta. Metimas netaiklus. Bagatskis kovoja kamuolį. Bagatskio bandymas iš toli. 3 taškai lygu. 73-73 ir iš karto minutės pertraukėlės prašo Vilniečių komandos treneris Kęstutis Kemzūra. Statas lygus 73-73 po Aiduro Bagatskio taiklaus tolimo tritaškio metimo ir dabar jau su kamuoliu Lietuvos Ryto krepšininkai. Na, grįžtant vėl prie štai Bagatskio metimas. Grįžtant prie to, jog šiandien Švento Valentino diena, gali būti, jog Šventasis Valentinas nutarė negloboti šiandien nei vienos, nei kitos komandos, o paprasčiausiai pagloboti televizijos žiūrovus ir suteikti jiems galimybę dar šiek tiek pasižiūrėti stipriausių Lietuvos krepšinio lygos komandų rungtynes. Jeigu Vilniečiams nepavyks pelnyti taškų šios atakos metu ir aišku, jeigu nepelnys taškų žalgiriečiai, mūsų laukia pratęsimas. 10 sekundžių ir kaip akivaizdžiai apmaudžiai dabar išleidžia kamuolį už aikštės ribų Aronas Lukasas. Supainiojo savo komandos draugą su Kęstučiu Kemzūra ir bandė Kęstučiu Kemzūrą atiduoti kamuolį ir iš karto dabar jau kauniečių treneris prašo minutės pertraukėlę. Epizodas paprasčiausiai išsprūdo kamuolys Aronui Lukasui. Na, tiek Aronas Lukasas, tiek Edas Kota pasižymė tiek neįprasta galbūt mums europiečiams kamuolio varimo technika. Na ir kartais tai ši technika ir kišteli ranką ar koją, sakykite, ką norite. Taip atsitiko ir šiame epizode. Ir likus 9 sekundėm, net nesivargindami perėti varžovų šis pusę, kadangi Aronas Lukasas kamuolį pametė prie savo krepšio. Taigi kamuolys bus grąžintas į aikštę Vilniečių pusėje. Ir 9 sekundės. Ir dabar jau Žalgirio komandos galimybė išplėšti pergalę paskutinėmis šių rungtynių sekundėmis. Edas Kota. Pražanga bus užfiksuota, atrodo prasižengė. Taip, Aronas Lukasas prasižengė, 4. čia krepšininko pražanga. Ir tai jau 5. komandinė Lietuvos Ryto komandos pražanga, taigi bus metami baudos metimai. Edas Kota turėtų stoti prie baudų metimo linijos. 4 taškai čia krepšininko sąskaitoje, kol kas dar nemetė baudų. Netaiklus pirmasis baudos metimas. 6 sekundės ir 80-osios. Tiek laiko lieka iki 4. kėlinio pabaigos. Taiklus metimas 74-73 ir 6 sekundės lieka iki 4. kėlinio pabaigos. Ramūnas Šiškauskas per Arvydą Sabonį metimas netaiklus ir aidi finalinės sirenas skelbinti, jog pergalę iškovojo Kauno Žalgirio krepšininkai dramatiškose rungtynėse. Ir jeigu ir gali pykti dėl štai taip pasibaigusių rungtynių, ko gero Vilniečiai gali pykti ant savęs. Apmaudi